Minėdami kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, didžiuojamės, būdami drąsios, ryžtingos, laisvos Lietuvos piliečiais. Su džiaugsmu bendrystėje minim 1990 kovo 11-ąją pasauliui paskelbta Lietuvos teisė būti nepriklausoma. Kovo 11-oji viena reikšmingiausių mūsų šalies istorijos datų, primenanti, kad mūsų valstybė gimė iš Lietuvos žmonių susitelkimo, ryžto ir vienybės. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Kelmėje pradėtas eisena, kurios metu Kelmės Kražantės progimnazijos bendruomenė, lydima gausaus kelmiškių būrio, krašto apsaugos savanoriškų pajėgų, prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės, Kelmės 605-osios pėstininkų kuopos karių savanorių ir generolo Povilo Plechavičiaus 6-osios rinktinės 605-osios šaulių kuopos šaulių keliavo link Kelmės profesinio rengimo centro, kur vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventinį minėjimą pradėjo Kelmės kultūros centro merginų šokių grupė Levandrėlės, vadovė Diana Bakšienė. Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų, prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės, Kelmės 605-osios pėstininkų kuopos kariai savanoriai iškilmingai į salę įnešė Lietuvos Respublikos ir Kelmės rajono savivaldybės vėliavas. Sugiedotas Lietuvos himnas. Renginio vedėja Kelmės kultūros centro režisieriai Rūta Palubickienė sveikino visus su švente ir sakė, jog kovo 11-oji tai ta diena, kuri išreiškia mūsų žmonių tikėjimą savo valstybę ir jos ateitimi. Kelmiškius sveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Renginio metu apdovanoti Lietuvos mokinių meninio skaitymo rajoninio etapo konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai. Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius ir Kelmės rajono savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Venskienė dovanas įteikė Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 2 klasės mokiniai Smiltei Butkutei ir Smiltės mokytojai Emilijai Kvietkuvienei. Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniui Vilmantui Zviegai, Vilmanto mokytoja Aušra Vaitkevičienė. Koncertinę programą Išdainuota išmylėta dovanojo aktorius Vytautas Rašimas, dainininkės Vismantė Vasaitytė ir Raimonda Janutėnaitė, pianistė Nijolė Baranauskaitė. Po koncerto aplankytas ir gėlių puokštėmis pagerbtas Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Antano Račo kapas. Vasario 24 dieną Radarom akcijos metu Lietuvoje paminėtos antrosios plataus masto karo Ukrainoje metinės. Į solidarumo su Ukraina bangą tarp 40 Lietuvos savivaldybių įsijungė ir Kelmė. Akcijos Laisvė šviečia 2024 Radarom metu prie Kelmės kultūros centro tylos minutę pagerbti žuvusieji už Ukrainos laisvę. Dainavo Kelmės kultūros centro folkloro kolektyvas Staduje, vadovas Osvaldas Gerbenis, šoko menų fabriko Veiksmas šokėjai, vadovė Jovita Žakarienė. Renginio vedėja Kelmės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūriniai veiklai Angelija Vaišaitė žodžius tarti kvietė Kelmės rajono vicemerą Kęstutį Bilių, Kelmėje gyvenančią ukrainietę Olgą Luckają. Ukrainietiškai ir lietuviškai eiles skaitė Kelmės Kražantės progimnazijos mokinys Michail Luckiai. Viso renginio metu buvo kviečiama aukotis skambinant telefonu. Grynaisiais surinkti 265 eurai perduoti Kelmės maltiečiams, kurie pinigus pravedė į Radarom sąskaitą. Šokio metu susirinkę prie Kelmės kultūros centro akcijos dalyviai uždegė mobiliųjų telefonų ir atsineštų žibintų šviesas, tęsdami tradiciją gimusią Maidane ir atsiliepdami į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išsakytą mintį, jog šviesa nugalės tamsą.
Eidamas 73 metus po ilgos kovos su onkologinė liga Anapilin iškeliavo vienas garsiausių Lietuvos režisierių Rimas Tuminas. Rimas Tuminas gimė jau išnykusiame Paletkojų kaime Kelmės rajone, todėl laikėme jį kraštiečiu. Kai pradėjau mokytis konservatorijoje, man atrodė, kad čia ne mano vieta. Norėjau skulptoriumi būti, kažką rankose turėti, daryti ką nors konkretaus. Pirmoji žmona mane suviliojo ir Vilniumi, ir būsima profesija. Savo atsiminimuose pasakojo Rimas Tuminas. Rimas Tuminas su pertraukomis buvo Lietuvos valstybinės konservatorijos dėstytojas. 20 metų dirbo Lietuvos nacionalinėme dramos teatre. 1990-aisiais įkūrė Vilniaus Mažąjį teatrą, kuriame darbavosi 17 metų. 15 metų buvo valstybinio akademinio Jevgenijaus Vachtangovo teatro Maskvoje meno vadovu. Pastatė daugiau nei 70 spektaklių. Jo darbai buvo rodomi Lietuvos ir įvairiuose pasaulio teatrų scenose. Rimas Tuminas už daugelį spektaklių pelnė įvairių prizų tarptautiniuose teatrų festivaliuose. Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje pristatytos Živilės Bardziliauskaitės Bergins ir Jurio Bergins tapybos ir porceliano darbų parodos. Pristatydama kūrėjus, parodos autorius, Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijos parodų koordinatorė Irma Diminskienė pasidžiaugė, jog Kelmės galerijoje eksponuojami daugybė apdovanojimų ir prizų pelniusių, daugelio pasaulio šalių galerijose parodą surengusių žymių menininkų darbai. Živilės kūriniai turtingai dekoruoti, trykštantys emocijomis ir spalvomis. Menininkės kūryba apima įvairias sritis. Daugelį Živilės darbų puošia subtili tapyba ant glazūros, turtinga ornamentika. Šalia porceliano darbų eksponuojama ir tapyba. Tai dvi mano pusės, kurios viena kitą papildo, sako menininkė Živilė Bardzilauskaitė Bergins. Savo darbais po studijų baigimo aš tiksliai pataikiau į tada kilusią avangardo bangą, sako menininkas Juris Bergins. Jo kūriniai byloja apie esminius pasaulio ir žmonių mąstymų pokyčius, o pavaizduotos detalės neatsitiktinės. Šie kontrastingi deriniai simbolizuoja sąmyšį po komunistinės visuomenės sąmonėje. Parodas galite aplankyti darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos, šeštadieniais nuo 10 iki 14 valandos. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje vyko 1000-mečio mokyklų pažangos plano pristatymas. Jau sausio pabaigoje prasidėjęs renginių ciklas 1000-mečio mokykla jūsų savivaldybėje, kuriame visos antrojo srauto savivaldybės pristato savo pažangos planus bendruomenėms, pasiekė ir Kelmę. Pristatyme dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, rajono tarybos švietimo, kultūros ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Vidimantas Parnarauskas ir šio komiteto nariai, rajono mokyklų vadovai, savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, programoje dalyvaujančių mokyklų bendruomenių nariai. Į renginį atvyko Europos socialinio fondo agentūros atstovės, komunikacijos ekspertė Eglė Kirliauskaitė, mokyklų tobulinimo srities lyderystę veikiant ekspertė Rita Patalavičienė, srities STEAM ugdymas ekspertė Jurga Ilčiukė. 1000-mečio mokyklų programoje dalyvauja 58 savivaldybės 270 mokyklų. Apie 1000-mečio mokyklų pažangos programą kalbėjo šios programos ekspertė Rita Patalavičienė, kuri pristatė mokyklų tobulinimo sritis, programos tikslus ir siekius, rodiklius ir laukiamus rezultatus. Programoje dalyvauja 4 Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazija ir Kelmės Kražantės progimnazija. Kelmės rajono savivaldybė yra projekto partnerė. Kelmės rajonui numatytos 1,5 milijono eurų lėšos. Projektas 1000-mečio mokyklos vykdomas pagal 2021-30 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonė.
Projektas finansuojamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Kelmės rajono savivaldybės pažangos plano darbo grupės atstovės Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos direktorė Rima Andrulienė ir Tytuvėnų gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė pristatė Kelmės rajono tūkstantmečio mokyklų veiklas ir numatytus darbus visose mokyklų veiklos tobulinimo srityse. Tai lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas ir STEAM ugdymas. Tūkstantmečio mokyklos tikslas – mažinti mokinių pasiekimo atotrukius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Kelmės rajono vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas Tramtatulis Kelmėje surinktas 20 kartą. Lietuvos nacionalinis kultūros centras vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą pradėjo rengti 2013-aisiais ir organizuoja jį kas antrus metus. Kelmės kultūros centro etninės kultūros specialistai šį konkursą rengia kasmet ir šiais metais jis organizuotas jau 20 kartą. Simboliška tai, jog konkurse dalyvavo 20 atlikėjų iš Kelmės, Kražių, Pakražančio, Šedbarų, Vaiguvos. Pirmiausiai tarėme nuoširdžiausią ačiū vaikų mokytojams, kurie kasmet suvokdami margo lietuvių tautos lobyno reikšmę, vaiko pasaulėjautai ir pasaulėžiūrai skiria dėmesį lietuvių liaudies kūrybai. 2024-uosius Kelmės rajono savivaldybė skelbia žemaičių kalbos ir žemaitiško rašto metais. Tai labai džiugus sprendimas, nes Žemaitijos savivaldybės 2022 paskelbė žemaičių kalbos metais, o 2024 žemaitiško rašto metais. Pavyko sujungti abi temas, tai yra žemaičių kalbą ir žemaitišką raštą, parengti sprendimą ir vasario 8 dieną sulaukti 100% savivaldybės tarybos narių pritarimo, kad šita programa būtų įgyvendinta Kelmės rajono savivaldybės įstaigose, įmonėse, mokyklose, kultūros centruose, kad galėtume savo unikalią kalbą išsaugoti, ją puoselėti, ją viešinti, garsinti. Ir šiandieninis Tramtatulio renginys Kelmėje dar kartą parodė, kaip gražiai mūsų krašto vaikai kalba žemaitiškai, kad ta kalba yra išlikusi ir kad tai yra unikalus reiškinys. Kelmės rajono vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas Tramtatulis vienas iš renginių, skirtų Kelmės 540 metų jubiliejui. Vaikus išklausė ir nuoširdžiai pasidžiaugė Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus vedėja Nomeda Banzienė, šios skyriaus folkloristas Osvaldas Gerbenis, Kelmės Kražantės progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Irena Kasparavičienė, savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Rimdeikienė. Kražių seniūnijos gyventoja Janina Garbenienė mums mokiniams papasakoja savo gyvenimo istoriją. Man gražiausia atrodė vaikystės atsiminimą. 4 vaikai šeimų augom. Aš vyriausia buvau. Paskui 2 brolę, o paskui sesų. Atsimenu, sėdėdavom ant varstuotą, tėvus daro baltus, skydras krentokės gelsvas, baltas, visokias iš pauobliaus. Tėvus darydavo spintą, kėdės, išpindavo pasuostas, spalvotą suderindavo, kad tą pasuostį tiesiog tau akį trauk. Jie atsimenu, žymom, vakaras, ansprieidavo prie kožino vaiką, paimdavo ir pašildydavo patalus prie synpečio. Ir tik tada mumis pašauk iš virtuvės. Vaiką, gultis! Į uždėtų šiltus patalus. Kokia laimė! Šilti patalą žymą ant vaiko uždėti.
Kovo 14-ąją Lietuvos etnografijos muziejus, vykdydamas projektą Dialogo ir sąmoningumo skatinimas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros pažangos programą, Užvenčio kraštotyros muziejuje surengė susitikimą su įvairių sričių specialistais Užvenčio dvaro išsaugojimo tema. Užvenčio dvaro apžiūroje ir vertinime dalyvavo kultūros paveldų specialistai Dalė Puodžiukienė, Donata Armalavičienė, Rasa Bartašiūtė, meistrai Kęstutis Sikanas, Laimonas Bartkus, Valentinas Skirelis, Šatrijos raganos bendrijos pirmininkė Danutė Mukienė, architektas Šarūnas Sabaliauskas, Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Kęstutis Bilius, Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjų pavaduotoja Sonata Venskienė, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio skyriaus vedėja Vita Martinaitinė ir kiti dalyviai. Užvenčio dvaro gyvenamasis namas, pasak Lietuvos dvarų architektūros specialistės Dalios Puodžiukienės, galėjo būti pastatytas 17 amžiaus pabaigoje, vėliau jis buvo nekartą rekonstruotas, bet iki pat 20 amžiaus antrosios pusės išlaikė 17 amžiaus pabaigos tokios paskirties dvarų gyvenamiesiems namams būdinga forma ir išvaizda. Iki šių dienų tokio tipo medinis pastatas Lietuvoje išliko tik Užvenčio dvaro sodyboje. Tačiau pastato būklė avarinė ir statinys netinka gyvenamajai paskirčiai. Laikančios konstrukcijos, perdanga, stogo konstrukcijos ir danga yra nusidėvėjusios 80%. Rajono savivaldybė privalo iš pastato iškelti gyventojus. Ta diena pastatą tyrinėjusieji ekspertai pažymėjo, jog nežiūrint didelių nykimo pėdsakų, pastatas restauruotinas ir reikia imtis priemonių, kad būtų išsaugotas. Nes visų pasisakiusiųjų nuomonė šio pastato vertė akivaizdi. Dėl jame gyvenusių bei kūrusių asmenybių istorinio kultūrinio paveldo. Kur namai, ten širdis, sako Šaukėnų seniūnijos gyventojai. Namai tai ne tik 4 sienos ir stogas virš galvos, bet ir žemės lopinėlis, kuriame galima auginti daržovės, gėles, laikyti biteles ir kitus gyvulėlius. Seniūnijoje 74 kaimai ir Šaukėnų miestelis. Čia gyvena 1910 gyventojų. Apie Šaukėnų krašto darbštuolius apylinkių seniūnas Algimantas Šukys sako, jog nekrutėsi, neturėsi. Pačiame Šaukėnų miestelyje, Žemdirbių gatvėje Vytautas Jasinskas laiko stručių ūkį. Čia gyvena afrikiniai, Australijos stručiai, Pietų Amerikos nandų. Nežinau, kažkaip pajokavom ir nuvažiavom. Iš pradžių į Vilnių 3 nusipirkom, paskui iš Vokietijos kiaušinių parsisinčiau, kad nebūtų giminingi. Ir įsiperinau. Ar lepus paukščiai? Ne. Viską les, nežinau, ko neles. O kaip žiemoja? -24 laukia. Kada nori daržinę parein, ten va tokia pašiūrė yra. Kada jau šalt, naktį šiaudų paklota, patys parein, kada nori išeini, durų nėra nieko. Peri patins, ne patelė. A visų rūšių peri patinai? Jo, emų nandų patinai, o afrikinių naktį patins, o dieną patelė. Garsas įdomus. Bum patelė, patins kriuks, taip kaip paršiuks. Tai mažai girdėti patiną, kada jau prie lizdą, jis kiaušinis kada varta. Tai tada jis jau toks kaip paršiuka. Ir visi va kartu sugyvena, vištas, ir antis, ir žąsis. Šitie susiporuoja. Va, matot, po 2. Šit va 2, šitai 2. Jau atparom. O nandai jie kažkaip daugiau, 3-4 su 4 patelėm vaikšto. Nandai tai pradėt baubti. Garsiai taip kaip prie ežerą, kada baublys. Va toks garsas. Anksčiau turėjo moškų. Žinai, tai tos moškas be. Kiekvieną rytą kaimyns Bužinskas sako, baigsiu, ką nors įsigyk geriau, sako, mane duoda ramybės. Bliaun, sako, tos moškas. O dabar baubt pradėjo visi. Yra stručių grupė pas mūsų. Ir jau pasigeri, kad va, jau pirmą kiaušinį pas mane padėjo.
Nu ir, o kiti, katrie nežino, galvoja, kad čia Velykinis jau. Sako, dar ne Velykas, jau kiaušinius dažai. Matai, vasarą, kai tai jie laukė, pasidaro duobė įsikas. Žolės jau būn žolės maždaug per sprindį, prisipešto žolės, padžiūnta žolė ir... Girdžiu smėlę reikia, ne kad galėtų galvą sukišti, bet nėra ko bijoti. Ne, tai čia yra mes. Niekas nekiši, kad nežinau, man nei jie sargniai nieka. Nu taip, jau reikia prižiūrėti teritoriją, kad stiklą koks gabalas nebūtų būn. Kas blizgis, tas tačium. Lina jau gauskara buvo nausys išplėšęs. Išplėšė gruobį, viskas. Prarėb. Čia, viskas. O stiklą, žinai, jeigu įstringi skrandį, viso gero. Pirštinė buvo irgi numovęs prarėjęs. Reikia laukti, kol. Ką pakakint. Šiek padė laikyti. Nu, aš pragyvenu, man užtenka. Anksčiau dirbau po statybas, dabar niekur nebeinu, man užtenka. Nors dabartinių parduotuvių lentynos tiesiog lūžta nuo mėsos produktų pasirinkimo, ne vienas kelmiškis pasakytų, jog jeigu jums svarbi kokybė, natūralumas, tai važiuokit pas Algirdą Jarutį, pirkti tradicinių kaimiškų mėsos gaminių, kurių kokybę jau įvertino Austrai. Kelmės rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimų sutartį su Austrijos St. Veit an der Glan rajonu, o Šaukėnų seniūnija su šios savivaldybės Vaitensfeld seniūnija. Veiklą vykstom jau 11 metai. Sekos neblogai, darbuojamės, darom gaminius. Man pasisekė, turėjom mokytojus iš Austrijos, su kuriais bendradarbiavom taip per seniūniją. Ir jie patarė, kaip rūkyti, kaip gaminti, kaip padaryti gerą produktą, kaip rūkyklą pastatyti, iš kur orą paduoti, kokią temperatūrą. Jau yra savi klientai, daug kas sužino, reklama yra iš lūpų į lūpas. Ir normaliai, 10 metų į pliusą, viskas gerai. Patinktas dalykas man, su maistu dirbti tai yra gera, bet padaryti gerą produktą pačiam smagu. Pasak Šaukėnų seniūno Algimanto Šukio, įmonės savininkas Algirdas Jarutis nuolatinis pagalbininkas ir įvairiausių seniūnijos renginių rėmėjas. Tai žmogus, kuriam rūpi ta vieta po saulę, kurioje gyvena, darbus dirba ir kuria ateitį. Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys juokauja, jog jeigu atsitiktų bėda ir seniūnija taptų izoliuota, nepražūtume. Turime mėsos gaminių, Svilės šaltinių vandenį ir Šaukėnų duonos. Praeitais metais verslo dienų baigiamajame renginyje uždaroji akcinė bendrovė Šaukėnų duona nominuota už stabilų ir ilgametį darbą. Bendrovės direktorius Gintautas Saunorius sako, jog 1994 metais Liudo Dajoro įkurtos kepyklos tradicijos tęsiamos ir duona kepama pagal senovinius receptus. Labiausiai perkama ir vertinama juoda Šaukėnų duona. Įmonėje keliose pamainuose dirbo 50 darbuotojų ir didžioji jų dauguma Šaukėnų seniūnijos gyventojai. Uždaroji akcinė bendrovė savo duoną remia daugelį bendruomenės kultūros renginių. Nors Šaukėnų duonelė dar nėra sertifikuota tautinio paveldo ženklu, bet Kelmės krašto žmonės duoną laiko šio krašto kulinariniu paveldu ir vežasi Šaukėnų duonelį į svečias šalis, dovanoja Kelmės krašto svečiams. Prisiuosčius duonos kvapo iškyla vaizdinys. Juodos duonos riekė aptepta medumi. Nebėda, sako Šaukėnų seniūnas ir pakviečia pas bitininką Eligijų Merkelį į Aunuvėnų kaimą. Mano bityną sudaro 7 bandos, kuriuose per 100 šeimų, o šeimoje gyvena nuo 20 iki 80 tūkstančių bičių darbininkių ir tik viena motinėlė, sako Eligijus Merkelis. Turbūt jau kokius 35 metus kaip auginu, bet šiaip tai bitininkauju, tai gal sakyti, kokį dabar 20 metų. Intensyviai verslinės bitininkystės tai jau, sakykime, kokį 10 metų, nes visą amžių bitės visą laiką, kaip sakant, ne vienas bitininkas nėra numiręs, išmokęs viską apie bitę, vis naujai ir naujai. Realizacija yra sunku, nes kadangi priveža iš kitų šalių, kai aš turiu savo įdirbį jau per daug metų ir mes kainos nekaiteliojam visą laiką, kaip sakant, kad ir ta priežiūra pabrango, ar ką nors vis tiek ta pati kaina, norint išlaikyti tą klientą. Mūsų tiek pavasarį aš medų tą pačią kainą padavinėjau pirmąjį medų, tiek tiem patiem klientam, tiek aš rudenį.
prašo kas patarimą apie bitininkystę, aš niekada nieko neslepiu, viską papasakoju, bet ne visiems taip gaunas, kaip papasakoju. Čia kaip gaspadiniai, kaip sakant, iškepk piragą, viską pasakys, bet ne toks, pas kitas skanesnis. Taip ir čia viską nupasakoju, atrodo, bet vis tiek tą nepadarysi. Yra problemų su tais, kiti turi su ūkininkais, mūsų ūkininkai gan tikrai yra tokie, kad purškia laiku, bet vis tiek tos chemijos yra likučiai, lieka, čia faktas yra būna. Jeigu per lauką pravažiavo, kaip sakant, rapsui, kad ir purškia rytą ten, rapso lauko nėra, bet žydė, sakysim, rapso laukas, o tarpe yra ten vasariniai kokie pasėliai, arba dar iki vasarinių, ir tuo tarpu purškia, pravažiuoja purkštuvas dienos laikę, kad ir puška ten netrašas purškia, ką jos paėmė, praskrido prie to lauką, o purkštuvas galingas eina. Tai jis ten masė žuvusių yra. O jeigu parskrido prie avilio su kvapu, tai jos į avilį neįleidžia, jas papjauna. Būna taip, kad keli kilogramai prie bičių. Bet jos net negavos, jas, kaip sakant, nei rapsą purškė, nei ką. Atrodo, nieks nekaltas, o bitės žuvo. Eligijaus žmona Marytė bitininkystės reikalus nesikiša. Prireikus padeda, bet mieliau laiką leidžia su gėlėmis. Merkelių namuose žiemos sodas. Gėlėms užleistas visas kambarys. Jos čia jaučiasi mylimos ir globojamos. Tad ir atsilygina džiugindamos žiedais. Prabilus apie augalėlius, su Šaukėnų seniūnu Algimantu Šukiu skubame į Molinės vienkiemyje įsikūrusį Stefos ir Antano Birvidų medelyną. Ir tik čia pamatai, ką gali sukurti 4 rankos ir 2 širdys. Tūkstančiai dekoratyvinių medelių, krūmų, daugiamečių augalų. Besidarydamas aplinkui mus suprasti, jog norint visą tai sukurti neužtenka vien žinių. Reikia ir pajautos. Birvidų šeima akivaizdus liaudės patarlės, davė dievulis, dar ir dribtelėjo pavyzdys. Visa sodybos aplinka liejasi darnoje su gamta, liudydama darbščios šeimos pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą. Mūsų principas auginti natūraliai, po Šaukėnų dangumi, sako Stefa Birvidienė, žinoma kraštovaizdžio architektė. Tai džiaugsmas yra, džiaugsmas mums kitiem kažką padaryti, džiaugsmas, kai jie džiaugiasi, viskas grįžta atgal, o taip ir gyvenam. Būna greitos konsultacijas, kada žmonės atvažiuoja ir tiesiog sakau, nusifotografuokit savo aplinką, daug nuotraukyčių aplinkui save, kad įsivaizduočiau, kokie yra, tai greitojų būdų kažką galima patarti. O šiaip jeigu labai rimtai kažką daryti, tai taip reikia projektuoti, yra kompiuterinis projektavimas, kur jau tada užsimam. Daugiausiai tą darau žiemą, nes kada ateina sezonas, nebėra tam laiko. Tiesiog fiziškai nebėra laiko. Labai daug auginam pušelių, virš 100 skirtingų rūšių, formų, varietetų ir veislių. Tai jų yra tiek skirtingų, vienas labai lėtai auga, kitas greičiau, kitos išlaiko labai taisyklingą lajos formą, kai kurias galima formuoti, yra bonsiniai medžiai. Kantrybė, o ką? Tai yra mūsų gyvenimas iš tikrųjų. Ar mes esam kantrus gyventi? Man atrodo, gyvenam ir viskas, ir džiaugiamės. Pasisvečiavus Šaukėnų apylinkių seniūnijoje, sakome, jog darbštumu visi mūsų aplankyti žmonės atskleidžia savo kūrybingumą, atkaklumą, sumanumą ir pastangas. Tad paklausykime liaudies išminties, kuri moko. Būk darbštus kaip skruzdė, o tvarkingas kaip bitė. Ir tada gyventi bus gera ne tik mums, bet ir aplinkiniams. Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys sako, jog seniūnijos gyvenimą keičia ne kritika, nuogąstavimai ir pyktis, bet geros idėjos.